Minedo pseudonimu žinomas veikėjas skelbėsi vyksiantis į Ukrainos frontą dirbti paramediku. Turiu daug draugų fronte. Tai be abejo bus reputacinė žala tiek Lietuvai, tiek visai paramai. Mindaugas Jonušas, šou pasaulyje žinomas kaip žiniasklaidos dėmesio nuolat ieškantis Minedas, skelbėsi, kad keliaus į frontą Ukrainoje ir ten neva pakeis rusų nužudytą medikę pravardę Čeką. Tiesa, priešingai negu ši moteris, Minedas jokio medicininio išsilavinimo neturi. Visuomenininkai įspėja, vargu ar toks žmogus bus naudingas fronte, mat jo didvyriški užmojai greičiausiai liks vien žodžiais, o toks elgesys tik diskredituoja Lietuvą. Lemta būti gerais draugais. Anksčiau Mindaugas Jonušas buvo žinomas kaip Minedas, dainininkas, apžvalgininkas, verslininkas, o dabar save vadinantis žurnalistu savo socialiniuose tinkluose paskelbė, kad jau netrukus išvyks į Ukrainos frontą dirbti paramediku. Pasakojo, kad taip nori prisidėti prie karių gelbėjimo ir nors Mindaugas jokio medicininio išsilavinimo neturi, teigia, kad visko išmoks jau būdamas fronte. Kaip tai darė, pasak jo, rusų nužudyta ukrainietė didvyrė, paramedikė Čeka. Tiesa, į socialinius tinklus įkeltose savo įrašuose pats Mindaugas nekartą sako, kad keliauja į Ukrainą ne tik dėl pagalbos fronte, bet ir dėl merginų, mat nori sau rasti ukrainietę. Я хочу, що наша дівчина буде українка. Тоді підемо до фронту. Tai ne pirmas kartas, kai Minedas žarsto pažadus. 2017 metais jis sukelia visuotinį skandalą. Prisistatęs nevyriausybinės organizacijos Nebūk naivus kelyje prezidentu. Važinėjo po mokyklas ir mokiniams pasakojo apie tai, kad negalima keliauti bet kaip ir su bet kuo. Lankėsi pas sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą ir Seime. Tiesa, projektas baigėsi tuo, kad Minedas buvo apkaltintas seksualiniu priekabiavimu prie nepilnamečių merginų. Aš esu rezultato žmogus. Man reikia rezultato. Kelyje į frontą Mindaugą palaiko ir Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Makarova, kuri paragino žmonės ne tik žodžiais palaikyti Mindaugą, bet ir paremti jo kelionę. Tiesa, pats Mindaugas dabar aiškina, kad niekas jokių pinigų nei jam, nei jo kelioniai nepaukojo. Dėl ko yra parama? Tai yra dviejų tipų, ne? Tai visų pirma, į Ukrainą aš turiu atvažiuoti pats. Niekas manęs neatveža deja. Ir mano yra tikslas nupirkti kiek yra įmanoma vaistinėlių kariams, nes tai yra labai labai svarbu. Deja, bet šiuo metu nesurinkome nieko ir tiesą, o išvykimas jisai artėja. Daugybę metų nuo dainininko iki politiko ir Ukrainos rėmėjo karjeros Minedas siekia bet kokiais būdais patekti į žiniasklaidą ir išgarsėti, sulaukti kuo daugiau dėmesio. Dėl to net mušėsi ringe su kita panašia interneto žvaigžde Maibachu. Lietuvoje jau ko gero liko mažai aukštas pareigas užimančių valstybės vadovų, politikų ar šou žvaigždžių, su kuriais Minedas dar nebūtų nusifotografavęs. Štai čia jis su profesoriumi Landsbergiu, o štai čia su Viktorija Čmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė, ar sveikatos apsaugos ministro Aurelijų Verygą. Tad nenuostabu, kad Ukrainos žiniasklaida jį laiko rimtu Lietuvos žurnalistu ir visuomenės veikėjų. Вітаємо литовського журналіста, волонтера Mindaugas Jonušas. O šią savaitę net Lietuvos krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas Minedui įteikė apdovanojimą už 2 pagalbos Ukrainai metus. Pasak visuomenininkų, tai, kad politikai palaiko žmonės, kuriems šiaip jau reikalinga psichologinė pagalba, kuria prastą Lietuvos įvaizdį, mat tokius veikėjus kaip Mindaugas Jonušas prieš mus gali panaudoti Rusijos propaganda. Čia tikrai yra eilinis šou, todėl kad įgyvendinti tos pažadus aš nematau absoliučiai jokių galimybių. Ukrainiečiai jo nepažįsta, jisai nuvykęs į Ukrainą prisistatinėja kaip žurnalistas, prisistatinėja ambasadorius. Akivaizdu, kad jisai tenais nuvažiavęs nieko nepadarys ir tai be abejo bus reputacinė žala tiek Lietuvai, tiek visai paramai teikiamai Ukrainai. Lietuvoje Minedas yra žinomas kaip žmogus liguistai ieškantis dėmesio ir siekiantis išgarsėti bet kokią kainą. Dažnai skambiai pasiskelbiantis apie savo įvairiausias veiklas, kurios dažniausiai gražiai skamba tik žodžiuose, bet ne realybėje. 2007 metais jis dalyvavo Eurovizijos atrankoje, kurioje dainavo pusiau lietuviškai, pusiau vokiškai. 2014 prisistatė kaip rašytojas nepasirodžiusios knygos Pasaulis Minedo akimis autorius. Suprantu, sunku, nelengva laukti tavo.
Tais pačiais metais sukūrė savo vardo prekių ženklą. 2020 metais pasiskelbė pradėjęs modelio agentūros veiklą.